Evangelija pagal Luką. 5 skyrius. Skaitau nuo 27 eilutės. Po to išėjęs jis, tai yra Jėzus, pastebėjo muitininką vardu Levis, sėdinti muitinėje, ir jam tarė: sek paskui mane. Tas atsikėlė ir viską palikęs, nusekė paskui jį. Levis savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko gausus būrys muitininkų ir kitų svečių. Rašto žinovai ir fariziejai murmėjo ir prikaišiojo Jėzaus mokiniams: kodėl jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais? Jėzus jiems atsakė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Tada jie sakė jam: kodėl Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir meldžiasi, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo ir geria. Jėzus jiems atsakė: argi galite versti pasninkauti vestuvininkus, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada tomis dienomis jie pasninkaus. Jėzus dar pasakė jiems palyginimą: niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesiuva jo ant seno, nes ir naująjį jis suplėšytų, ir senajam netiktų lopas iš naujojo. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Tada jie abieji išsilaiko. Ir niekas gėrė seno vyno nenori jauno, jis sako: senasis geresnis. Taigi tokia ištrauka iš Evangelijos pagal Luką. Atkreiptinas dėmesys, kad šią istoriją dar nupasakoja ir evangelistas Morkus 2 skyriui nuo 14 iki 22 eilutės, ir Evangelija pagal Matą taip pat 9 skyrius nuo 9 iki 17. Dabar mes nežiūrėsim tų vietų, bet namuose jūs galėsite pastudijuoti ir patyrinėti. Tai vat yra unikalu iš tikrųjų, kad 3 Evangelijų autoriai skiria dėmesį šitam įvykiui ir jį mini savo raštuose. Lukas ir Morkus nurodo, kad muitininko vardas yra Levis. Tuo tarpu Matas, kai jis rašo apie save, jis taip ir rašo: Matas. Lukas pažymi, kad Levis savo namuose iškėlė Jėzui didelį pokylį. Didelį pokylį. Tai buvo pokylis. Morkus užsimena, kad buvo valgoma prie stalo, tuo tarpu Matas kuklus. Neužsimena, kad čia buvo didelė puota, Jėzaus garbiai, kuklinasi Matas. Ko aš čia girsiuos? Yra ir kitokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Matas nurodo, kad Jono Krikštytojo mokiniai klausė, ar ne, dėl to pasninko. Tuo tarpu kiti autoriai, jie vienu žodžiu daugiau kalba, kad tai fariziejams galima priskirti, gal kažkur tai ir tiem patiem Jono Krikštytojo mokiniam, bet Matas šiaip tai tarsi sakytų: viskas vyko mano namuose ir aš žinau, kas kėlė šitą klausimą. Jono Krikštytojo mokiniai kėlė šitą klausimą.
Na, bet šiandien mes pasižiūrėsim grinai iš evangelisto Luko visą šitą istoriją ir tai, kas buvo čia kalbama, kaip iš to tokio, kaip jisai sako, aš viską ištyriau kruopščiai ir viską surašiau. Čia nėra vietos nei kuklumui, nei kitiem dalykam, jisai ištyrė ir surašė. Taigi pradėkim pirmiausia nuo Levio pašaukimo. Tai buvo dramatiškas dalykas, dramatiškas įvykis. Pašaukti muitininką, kuris tautoje buvo, kaip išdaviko simbolis, kaip tas, kuris rinko mokesčius iš savo tautiečių ir neždavo tai, kas surinkta Romos imperijai, nes tuo metu Roma buvo pavergusi Izraelio kraštą. Ir muitininkai stovėjo greta didžiausių nusidėjėlių. Ir žinot, kai ateina Kristus, Mesijas, visi tikisi, kad jis pašauks vertus žmonės, taip, kurie laikosi įstatymo, laikosi pranašų, o čia jis paima ir pašaukia, labai netinkamą žmogų. Kaip jūs manot, jeigu Jėzus ateitų dabar ir pašauktų, ką jis pakviestų? Žinot, mes kartais galvojam, Jėzus dar šaukė žvejus. Bet iš to, kai Petras sako Jėzui, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš esu nusidėjėlis, tai tu supranti, kad su tuo luomu irgi ne viskas buvo gerai ir neaišku, ką ten Petras yra veikęs, bet viešpats jį pakviečia. Tai žinoma, aišku, mes tikimės, kad kai Jėzus ateitų čia į žemę, jis aišku pakviestų kažką tai iš evangelinės mūsų bažnyčios bendrijos kažką tai, ar ne? Ir mes labai nusiviltume, būtume sunerime, jeigu jis pakviestų kažką tai, tokio, ką mes, nesitikim, kad jis galėtų pakviesti, ar ne? Sakykime, jūs žinot, mes turim Kaune tokį merą Matijošaitį, ar ne? Nežinau, gal jis pas jūs čia turi labai gerą vardą. Ir kauniečiai, kai kurie labai jį palaiko ir už jį balsuoja, bet kai pasiekia gandai apie tam tikrus darbus, tai plaukai šiaušiasi ir staiga Jėzus paimtų ir pakviestų jį. Kaip mes jaustumėmės? Taigi, čia buvo toks, sunkus ir kietas riešutėlis. Taigi, pasak Luko, vyksta ta puota, pokylis. Ir kaip manot, kas susirenka į tą pokylį? Kiek mes ten matom šventų žmonių, vyriausių kunigų, iš karališkosios giminės? Ne. Susirenka muitininkai ir kiti svečiai. O kas tie kiti svečiai, tai toliau fariziejai vardina nusidėjėliai. Taigi susirenka tokia, kompanija, kuri visiškai nedera Mesijo aplinkoj. Visiškai. Kaip jūs galvojat, kodėl pas Matą susirenka tokie žmonės? Todėl, kad Matas su tokiais ir bendravo. Jis supo tokia aplinka, nes rašto žinovai, fariziejai, kiti labai nusipelnę savo akyse ir kitų galbūt akyse žmonės, laikė juos atmestinais. Ir pas Jėzų susirenka, prie Jėzaus stalo susirenka toks pulkas žmonių. Taigi fariziejai žiūri su rašto žinovais į šitą vaizdą ir jie neišlaiko. Tai yra didelis konfliktas jų sąmonėje, nes jų pamaldumas negali to priimti. Jų pamaldumui tai yra
suklupimo akmuo. Taigi, jie pradeda tam tikrą puolimą. Ir jie puola ne Jėzų. Jie pasirenka silpnesnę grandį. Jie prikaišė Jėzaus mokiniams. Aš įsivaizduoju, mokiniai turbūt irgi sėdėdami tarp tų muitininkų ir nusidėjėlių turbūt irgi jautėsi įdomiai. Turbūt vis tiek buvo girdėję iš savo tėvų, senelių, kad reikia gyventi dorą gyvenimą, būti su gerais, dorais žmonėmis. Ir štai jie čia šitam pulke. Ir dabar įstatymo ekspertai jiems užduoda tokius stiprius, svarbius klausimus. Ir kas man čia patinka? Jėzus girdi šitą klausimą. Ir jis nelaukia, pažiūrėsim, kaip tie mano mokiniai čia atsakys. Tegu pasitreniruoja, pasitestuoja jie čia. Pažiūrėsim, paskui galėsim, pasišnekėti, ką jūs čia gerai pasakėt, ką negerai pasakėt. Ne. Jėzus, jisai mato negeras tendencijas, jisai imasi lyderystės ir neleidžia užsipulti savo mokinių, neleidžia mokiniam patekti į keblią padėtį ir kada tu skaitai apie tokį Jėzų, tu negali jo nemylėti. Kaip jis elgėsi tuomet, žinokit, jis taip elgėsi ir su mumis šiandien. Jis toks pats, jis nesikeičia. Taigi jis duoda atsakymą. Ar ne? Ir štai koks atsakymas. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir žinot, mes turim labai įvairią patirtį su mūsų medicina, ar ne? Ne visada tie gydytojai būna jautrus, ne visada rūpestingi, kartais pasiuntinėja gydytojas pas kitą gydytoją, tas gydytojas dar pas kitą, visko čia būna. Bet iš principo, ką Jėzus nori pasakyti, gydytojui yra svarbus ligonis. Gydytojas yra jautrus ligonio ligai. Gydytojas supranta, kad jeigu liga nebus gydoma, ta liga gali atvesti iki mirties. Ir žinot, tos nuostatos, kurios yra Hipokrato priesaikoje. Tai vat ir apibūdina tą gydytoją ir tikruosius gydytojo motyvus. Ir Jėzus tarsi tuo paaiškina, kad jis negali kitaip. Jis yra pasiruošęs ateiti pas ligonį, kuris bebūtų, kad tik jam suteikti pagalbą. Nes Jėzus yra geras, jautrus ir gelbstintis. Ir po to jis pasako kitą teiginį. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Ir čia tas teiginys, jisai kaip ir testas, tu turi pasirinkti. Kas tu esi? Tu esi teisusis, ar tu esi nusidėjėlis? Jeigu mes save priskiriam, kad aš esu teisus, su manim viskas gerai, aš laikausi įstatymo, aš nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, aš esu tinkamas, geras ir priimtinas Dievui, tai Dievas manimgi patenkintas, bet tuo atveju tu prasilenki su Kristumi. Bet jeigu tu pripažįsti savo realią padėtį, kad vis dėlto Dievas turi tau priekaištų, kad tu vis dėlto esi įstatymo laužytojas, kad tu esi ligonis, tada Jėzus sako, ateik su atgaila, aš tave išgydysiu, aš tave pakelsiu.
Ir kaip jūs manot, kokios nuostatos turi laikytis bažnyčia? Kaip bažnyčia turi elgtis su pasaulio žmonėmis? Kol jie neįtikės, aš su jais nebendrausiu. Aš su jais nesisveikinsiu. Aš juos ignoruosiu. Atsiriboju. Aš esu toks šventas. Šiaip tai aš jau jiems sakiau, bet jie nenori klausyti. Įdomu, kaip tu jiems sakėjai. Nes kada mes matom Jėzų skelbiantį gerąją naujieną, tai jis nepuola grasinti pragaru. Jis yra jautrus, kantrus, jis kalba apie gyvenimą, jis kalba apie pagalbą, kad yra reali pagalba, reali viltis, kad jis pasiruošęs tau padėti. O kaip būna kartais su mumis? Tu pasakai jam, jis nepriėmė, jis atmetė, dar su tam susiginčia, tu galvoji, eik tu į pragarą. Ne taip turėtų būti, tiesa? Mes galim, kokia galėtų būti mūsų reakcija, kai mes paskelbėm Evangeliją ir kažkas tai, neatsiliepia į Evangelijos kvietimą. Mes nuliūstam, taip? Mes meldžiamės, bet mes nesisvaidom prakeikimais ir negazdinam pragarais, taip? Ir mes turbūt kaip ir Kristus, galim susėsti su pasaulio žmonėmis tam, kad pakalbėti apie Kristų, apie išgelbėjimą. Taip? Neturim atsiriboti tą prasme, ar ne? Taip, mes su pasauliu nepasineriam į tuos nuodėmingus dalykus, bet mes galim su jais bendrauti ir galim liudyti Kristų. Kaip viešpats mus pašaukia, taip gali pašaukti ir juos per mūsų liudijimą. Ar sutinkat? Gerai, toliau iškyla kitas keblus klausimas. Tada jie sakė jam, kodėl Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir meldžiasi, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo ir geria. Jėzus jiems atsakė, argi galite versti pasninkauti vestuvininkus, kol su jais yra jaunikis. Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas ir tada tomis dienomis jie pasninkaus. Kas yra pasninkas? Pasninkas, kaip raštas sako, tai yra laikas, kai žmogus nevalgo ir vargina savo sielą. Ar patiriat vargą, kai pasninkaujate? Aš tai patiriu. Tai yra tam tikras vis tiek išbandymas, tam tikras nepatogumas kūnui, tu vargini, ar ne, save. Ir koksgi pasninko tikslas? Pasninko tikslas kaip ir maldos. Susitikti su Dievu. Taip, priartėti prie Dievo. Taip, viešpats mato maldos ir pasninko tikslą. Tai tarnauja susitikimui su Dievu. Ir dabar žiūrėkit, viešpats sėdi prie stalo. Viešpats Jėzus yra šalia. Tai kokią logiką pasninkauti? Tiesa? Bet kartais mes kaip žmonės susikuriam tam tikras pamaldumo formas, kurios trukdo, kurios yra kliūtis bendrauti su Dievu, priimti iš jo. Tai va čia mes turėtume atkreipti dėmesį ir vis dėlto artėti prie Kristaus tokia gyva širdimi, be kažkokių tokių, formulių, iš ankstinių tokių nuostatų ir nusistatymų. Toliau jisai
kalba mums visiems jau labai gerai žinomą palyginimą. Tiesa? Kad niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesivajo ant seno, nes ir naujai jis suplėšytų ir senajam netiktų lopas iš naujo. Ar Jėzus yra čia teisus, duodamas tokį palyginimą? Pati palyginimo prasmė. Aš atsimenu tuos tarybinius laikus, kai džinsai buvo retas ir labai brangus dalykas. Todėl jeigu tu jau gaudavai tos džinsus, tai tu nešiodavai juos iki visiško jų sudilimo. Ir tam, kad pratęsti jų tarnavimą, tu išdilusiose vietose prisiūdavai lopą. Bet kas atsitikdavo, kai tu pritūpdavai, džinsas plyšdavo šalia lopo. Ne per lopą, bet šalia lopo. Nes tas jau senas audinys ant tiek sudilęs, kad jau lopas nebepadeda. Taigi Jėzus čia kalba labai tokį gyvenimišką, praktišką dalyką, ar ne? Čia labai viskas paprasta. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėštų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius, tada jie abieji išsilaiko. Taip? Ar čia Jėzus teisus? Ar tai yra faktas? Taip? Kas yra vynas? Žinot, mes su alkoholiu turim tokius labai rimtus santykius. Alkoholis pas mus yra labai toli. Ir mes, kaip krikščionys, į alkoholį žiūrim labai atsargiai. Taigi, kas yra vynas? Žinot, paimkim tiesiog vynogių derlių. Jeigu tu surinksi vynogės, jas sutraiškysi ir jeigu įdėsi mėlių, galima ir su natūraliom mėlėm, kurios, kaip sakant, gamtoje yra ir ant tų vynogių nutupia. Ir tu pradėsi rauginti šitą turinį ir supilsi jį į kažkokį tai indą, ar ne? Ir galbūt jūs esat matę, kaip jūsų seneliai yra darę vyną, kai iš vyno rauginimo butelio yra išvesta tokia šlangelė į tokią stiklinaitę ir ten burbuliukai burbuliuoja toj stiklinaitėj, nes kažkas vyksta tam vyno rauginimo inde, o vyksta tai, kad mielės valgo cukrų, išskiria CO2, tai yra tie burbuliukai. Ir taip susidaro slėgis. Ir tas vamsdelis yra reikalingas, kad tas susidaręs slėgis su tom CO2 dujom išeitų iš to rauginimo indo. Taigi, jeigu mes paimsim seną vynmaišį, žinot, vynmaišiai buvo daromi iš odos. Senas vynmaišis, tai ką reiškia? Sena, sudiržusi, surambėjusi oda. Taip? Mes jį supilsim, vyną, jame veikia mielės, susidaro stiprus slėgis, o oda jau nebelastinga ir tiesiog vynmaišis sutrūksta. Ir per tą sutrūkusi vynmaišį išbėga tas visas vynas. Todėl jauną vyną pildavo į jauną vynmaišį, padarytą iš naujos odos, kuri dar yra elastinga. Ir tas vynmaišis įsipučia kaip kamuolys, bet jis nesutrūksta, atlaiko visą šitą slėgį ir viskas yra gerai. O dabar pakalbėkime apie šito palyginimo esmę. Kodėl Jėzus sako šitą palyginimą? Jis sako šitą palyginimą rašto žinom ir fariziejams susidūręs su jų tuo
religinio proto surambėjimu, su tuo sukurtu pamaldumu žmogaus. Ir jis todėl pasako šitą palyginimą. Dabar jis tą palyginimą pasako, nenorėdamas juos kažkaip pažeminti, pasmerkti, paniekinti. Viešpats netoks. Jis tiesiog nori parodyti jų realią padėtį ir kaip vis dėlto turėtų būti elgiamasi. Jėzus skelbia, kad ateina Dievo karalystė. Ir šita Dievo karalystė yra kaip naujas drabužis. Paimkim dabar drabužį, ar ne? Naujas švytintis drabužis. Ir jis duodamas dovanai tau. Ir jeigu tu laikaisi tokio nusistatymo kaip rašto žinovai ir fariziejai, tu nori pasilikti tame, kame esi, išlaikyti visą tai, kas sena, tai yra tavo senas drabužis. Tu nori atsikirpti to naujo drabužio gabalėlį, išlaikyti tai, kas sena ir tą gabalėlį prisisiūti prie savęs, ar ne? Tai jeigu mes tai padarom, tai tas prisiūtas dangaus gabalėlis prie mūsų tik dar labiau išryškina, nes jis visas švyti ir išryškina, koks jau yra netinkamas, sudilęs tas mūsų drabužis. Ir išeitis yra kokia? Nusivilkti tą seną drabužį ir priimti visą naują drabužį. Reikia atsisakyti ankstesnio gyvenimo būdo, savo supratimu. Lygiai tas pats ir su vynmaišio palyginimu. Dievo karalystė yra kaip jaunas vynas, jinai yra labai stipri. Tai naujos mintis, naujos idėjos, naujas Dievo pažinimas, nauja Dievo jėga, viskas labai nauja. Ir jeigu mes pasilikdami savo senuose dalykuose bandysim priimti tai, kas ateina nauja iš dangaus, nieko iš to neišeis. Viešpats sako, vynmaišis suplyšta ir tie dalykai visi išteka. Ir štai kur gera naujiena, kad Dievas, duodamas mums savo karalystės dalykus, duoda ir indą. Duoda ir indą. Ir viskas yra duodama dovanai. Tik išeitis tokia. Reikia atsisakyti to seno. Reikia atsisakyti to seno. Ir pabaigoje šitos istorijos, įdomu tai, kad kiti evangelistai to ir nepamini, Jėzus sako, ir niekas gėręs seno vyno nenori jauno. Jis sako, senasis geresnis. Ir žinot, taip viešpats parodo į tą mūsų žmonijos problemą. Iš tikrųjų, turim tą problemą, kad mes nelinkę į pokyčius. Mums labai patinka tai, prie ko mes esam pripratę, su kuo esam susigyvenę. Bet vis dėlto pokyčiai jie vyksta. Ir mūsų visuomenė yra tų irgi inovatorių, kur, kaip sakant, su tais inovatoriais vis kažkokios tai naujovės ateina, ar ne? Ir šiandieninius naujus mobilius telefonus turim todėl, kad kažkas buvo inovatorius. Ir kažkas priėmė šitas inovacijas. O dar girdžiu, kas nepriima. Sako, ne, man su tuo mygtuku dar, aš nenoriu su tuo jautriu ekranu, man patogiau va. Bet tai taip yra ir dvasioje, ar ne? Kai mes skelbėme Evangeliją, aš atsimenu, kai buvau naujai įtikėjęs ir pradėjau liudyti savo giminės aplinkoj, kuri yra katalikiškoj aplinkoj užaugusi, jie man sako,
Kaip radom, taip ir paliksim. Jie nenori pokyčių. Tačiau šitie pokyčiai, jie vis dėlto, kaip pasirodo, neišvengiami. Ir netgi skaičiau tokį dalyką, kad kažkas padarė tokį eksperimentą, pasikvietė jaunų žmonių būrelį ir paprašė, kad jie paskambintų su tų senų tarybinių telefonų. Žinot, kur ten reikėdavo ratuką tą sukti. Įkiši pirštą ties skaičiukų ir pasuki. Tai jaunuoliai nemokėjo jo pasinaudoti. Ten jie bandė visai per tos pirštus ten kišti ir spausti, kažkaip praspausti. Jie nesugebėjo, bet nes vis tiek vienaip ar kitaip viskas juda į priekį, ar ne? Dabar pagalvokim apie patį Dievą. Koks yra mūsų Dievas? Ar jis yra tas naujovių mylėtojas? Ar jis yra tas inovatorius, ką? Įsižiūrėkime į paukščių pasaulį, ar ne? Mes matom, gulbės skrenda, ar ne? Antis skrenda, taip. Varnėnas skrenda ir mes sakom, taip, paukščiai skraido, va, turi sparnus, plunksnas ir jie skraido. Ir staiga žiūri, šikšnosparnis skrenda. Dieve, nu taigi jis ne paukštis, kam tu padarai, kad pelė skraidytų? Bet Dievui, va čia ir matosi ta kūrėjo tokia išmintis ir tas noras kurti, kad jis norėjo sudėlioti tą sugalvotą mechanizmą, kaip gali mažas žinduolis be plunksnų gali skraidyti. Jam buvo įdomu. Jis tai sukūrė ir paleido šitą projektą į gyvenimą. Ir mes vakarėje išeinam ir sode praskrenda virš galvos, ten jis gaudo tos naktinius vabzdžius. Dievas yra inovatorius. Taigi ir bažnyčia turėtų būti nebejinga naujovėm. Būti nebejinga naujovėm. Ar jūs girdėjote tokį dalyką, tokį terminą, kartų konfliktas? Tai nereiškia, kad jeigu mes vienoj patalpoj uždarysim vyresnius žmonės su jaunesniais, jie būtinai susimuš. Tai nereiškia šito, ne? Bet kartų konfliktą galbūt galima būtų apibūdinti taip, kad vyresni žmonės matę to gyvenimo, ar ne, praėję savo tą gyvenimo kelią, suformavo kažkokius tai gyvenimo principus, kurių laikosi, ar ne, kurie jiem veikia ir primygtinai per jėgą nori įdėti jaunai kartai. O jaunoji karta to nenori. Jie priešinasi. Mes sako, gyvensim kitaip. Jie nenori. Iš čia gimsta tas konfliktas. Ir iniciatoriai dažniausiai būna mes, tie vyresni žmonės. Nes bandom jiem primesti kažką tai. Ir negana to, visai neseniai perskaičiau, gal jūs jau seniai skaitėt ir žinot, kad mes gyvenam laike, kai ne tik yra kartų konfliktas, bet kai yra epochų konfliktas. Pasirodo, mes gyvenam laike, kai modernizmo epocha keičiasi į postmodernizmo epochą. Ir žinoma, tas pasikeitimas, kaip ir visų epochų pasikeitimas, nėra taip kaip peiliu nupjauta, ar ne? Epochos prasideda kultūros kažkur tai centruose ir pradeda vilnyti per pasaulį, pas vienus ateina anksčiau, pas kitus vėliau. Bet tos knygos autorius, kurią skaičiau, jisai sako, tiems, kas jau 50 metų ir daugiau, tai tikrai modernizmo epochos žmonės. Tikrai. O jau kam iki 50, tai jau yra postmodernistai.
Kuo pasižymi dabar tos epochos? Tas autorius sako taip, kad modernizmo epocha pasižymi tuo, kad joje labai mėgstama informacija. Mėgstamas tas toks minties išvedžiojimas rašytiniuose šaltiniuose arba kalboje. Dėl to modernistas jis gali sėdėti ir valandas klausytis paskaitų, lekcijų, pamokslų ir jam viskas gerai, jam vau. Tuo tarpu postmodernizmo žmogui svarbu ne tik gauti informaciją, bet informaciją gauti labai greitai, su jausmu, su emocija ir dar būtų gerai pačiam dalyvaujant. Todėl mes nenustebkim, kad mūsų bažnyčiose mūsų vaikai daro neįmanomus dalykus. Jie bando kažkaip ištverti tą visą šitą, kaip čia pasakyti, švelniai išbandymą. Ir manęs sūnus klausia, kiek dar bus giesmių? O jau gerai, kad išeina į paauglių klasę ir ten jau jie gali laisviau, kaip sakant, būti. Bet jeigu per duonos laužymą ir dešimtinių šventę, kurį mes turim šiandien, reikėtų išsėdėti dar visą pamokslą ir paskui dar maldos, tai yra mirtis. Aš tai save aiškiai suvokiu kaip modernistą. Ir man yra sudėtingesnis tas postmodernizmo pasaulis ir man reikalinga pagalba tų, kurie yra toj postmodernizmo pusėje, kad man jie ištiestų pagalbos ranką ir padėtų susiorientuoti ir naujose technologijose ir visose kitose dalykuose. Žinot, kaip ir kiekvienoje darbovietėje būna tokie pasitobulinimo kursai, mokymai kažkokie tai. Ir aišku, dėstytojas jaunas, toks energingas, šiuolaikiniais metodais pasikaustęs. Na ir tik susirinkom ir pirma užduotis. Jis davė mums spagečių makaronų, lipnios juostos, virvelę kažkokią tai ir sako, dabar pasidalinkite į komandas ir statysim Eifelio bokštą. Ir užduotis buvo pastatyti kuo aukštesnį Eifelio bokštą ir kad jis dar turėjo tikslą išstovėti per visas tas 3 paskaitų valandas, nenugriūti. Ir kad aukščiausias, ir kad būtų stabiliausias. Ir mes Eifelio bokštą statėm kokią valandą. Ir aš galvoju, kiek mes išvaistėm laiko. Kiek būtų galima įdomios informacijos sužinoti, gauti per šitą laiką. O dabar mes užsiimam tokiais kažkokiais tai žaidimais. Tuo tarpu žiūriu į savo jaunus kolegas, kurie yra grinai postmodernistai. Vau, jie užsidegė, jiems įdomu, jie viską daro. Bet žinot, atėjo toliau paskaitų laikas, reikėjo dar 2 valandas išklausyti tos teorijos, žinot, skaidrėm. Man vau, o jie žiūri miega. Taigi, yra dar ir tas, ne tik kartų konfliktas, bet ir epochų konfliktas. Bet štai kur yra gera naujiena, bažnyčioje, ar ne? Mes esam su jumis kažkada kalbėję, kad bažnyčia yra ta vieta, kur griūna visos rasinės, tautinės, nacionalinės, tos visos sienos, jos griūna, nes visa ir visose Kristus, taip? Tai bažnyčioj griūna ir šitos epochų sienos, griūna kartų sienos ir aš tikiu tokią bažnyčią, kur yra abipusė tokia pagalba ir pagarba, kad vyresni žmonės, jie gerbia jaunesnę kartą. Nesako, ką tie geltonsnapiai, ką jis gali, ką jis moka ir taip žiūri iš aukšto. Ir taip pat,
iš jaunimo, iš jaunos kartos, neteina, ai ką tie seniai pasiklydę, nieko nesupranta, nieko nežino, nieko nemoka. Bet yra tokia abipusė pagarba ir tas bendradarbiavimas. Ir žinot, naujoj epochoj aš turiu problemų, kaip, sakykime, nunešti Evangeliją tam jaunam žmogui. Jūs pažiūrėkit, kaip dabar sklinda informacija. Jaunuolis atsidaro YouTube'ą ir ten filmukas 1 minutės. Ir žinia tokia, kačiukai nuostabūs gyvūnėliai. Ir per tuos prasisukusius vaizdus ir muzikytę atėjo visa reikalinga informacija, kad kačiukai nuostabūs ir mėly gyvūnėliai. Ten nėra nei valandų paskaitų ir taip toliau. Ir aš taip nemoku, kaip jiem reikėtų dabar paskelbti Evangeliją, taip įdomiai, kad jie sugebėtų tą dalyką priimti. Taigi, jaunime bažnyčioj, tu esi labai svarbus. Labai svarbus, mums reikalinga tavo pagalba. Niekas geriau nenuneš Evangelijos savo kartai negu jūs. Mes čia galim tikrai prisidėti, palaikyti. Žinot, yra toks geras posakis, padėk man padėti tau. Tai jūs padėkit mums padėti jums. Ir turėti šitą tokį gražų bendradarbiavimą ir šitame besikeičiančiame pasaulyje, labai stipriai besikeičiančiame pasaulyje, perduoti tą Evangelijos žinią tai naujai kartai. Jaunimas, ar palaikysit, ar padėsit? Santūrus rankos pakelimas, taip. Vau. Gerai. Padėkokim Viešpačiui